Visas šitas sezonas labai stipriai permainingas, taip pradėjom sezoną su Kajum, po to teko jam sustabdyti autosportą ir liko Polo N5 kaip ir nenaudojamas. Kadangi prieš tai dar Otepės ralyje Rokas Stepanavičius buvo įsigijęs Fiesta N5, tai Nedas labai aktyviai bendravo su Roku ir ieškojo variantų, galimybių, ar pasibandyti, ar kažkaip įsinuomoti, ar pasitestuoti tą automobilį. Ir turbūt kokį 2 savaičių laikotarpį po Zarasų ralio Nedas gavo pasiūlymą įsigyti būtent Polo. Tai va taip ir kaip mes juokaujam, kad mane gavo prie Polo su didelė nuolaida, tada gavosi mašina. Nu, čia juokas juokais, bet jo, ilgai dėrybos netruko ir pradėjom važiuoti kartu. Jo, tai iš viso, kaip mes tik susėdom važiuoti, net minčių nebuvo, kad mes ten galim važiuoti gana aukštame lygyje. Nu, galvojom, tyliai gal pasvajojom kažkur trejetukas, nes matėm, kad ir greitų vairuotojų, net nežinom, kaip ta mašina elgsis, kaip ką, bet, nu, Visaginas parodė, kad mes važiuodami gana paprastu, gana tokiu saugiu tempu galėjom spausti visai smagiai. Mane patį net nustebino, kaip Nedas puikiai tą automobilį, nežinau, po kelių greičio ruožų įsisavino, jiem prilipo ir rezultatas tą parodė. Jo, tai tas buvo labai faina, aišku, gaila Rokas techninių problemų turėjo. Bet Ramūnas su tokiu dideliu bagažu patirties ir Nedas važiuojantis antras varžybas būtent su tokiu automobiliu. Nu, ta kova tokia irgi atrodė iš pat pradžių nereali, bet kažkaip įsivėlėm. Važiavom ir jo, kaip ir atrodo jau laimėjom, tik paskutiniam greičio ruože sutikom Eugenijus Latkevičius su užlaužtu ratu, tai pusę greičio ruožo teko išgirsti mašinoje visus keiksmažodžius įmanomus, visur buvo trenkta ir per dureles, ir per panelę, ir per visur, ir galvom, kad pralošėm čia ralį. Bet turėjom vaizdo medžiagą, rodėm komisaram, teisėjam ir jie atstatė mums būtent pirmą vietą klasėje. Tai buvo irgi 2 raliai, 2 pirmos vietos, tai taip smagu. Jo, tai va, į Žemaitiją jau tiesiogiai su Roku sustojom į kovą ir, aišku, ten buvo dar dienos metu važiavom ir viskas kaip ir atrodė gerai, ten sekundėse žaidėm, nu ir aišku, naktį prisigrybavom stipriai. Ten buvo ir iš nepatyrimo, ir nemokėjimo elgtis su automobilio naktinėmis lempomis, kuriozų, kadangi buvo didžiulis rūkas, tai netyčia buvo išjungta masė, pastovėta gal 40 sekundžių šalia kelio, nes galvom, kad automobilis sugedo. Nu ir po to toliau gazuota, nu tai aišku, kai prisidarai tokių nesąmonių, tai jau pirmos vietos nesvajok, bet vis tiek bandėm ir tą patirtį kaupėm ir tikrai smagiai prasilėkėm. Jo, tai vat man taip gal net vienas įspūdingiausių būtent šitas ralis, kadangi nei vienam iš lietuvių ekipažų pilnai nebuvo važiuotas, taip ten buvo kažkokių sprinto etapų, kur kai kurie buvo, kai kuriuos greičio ruožus matė ar pravažiavę, bet visumoje tai buvo stipriai, sakykime, iš stenogramos važiuojamas ralis ir mums tokia limpa patinka, tai rezultatas dar parodė, kad
ralio finišė tik 7 ar ten 6 su kažkiek sekundžių su Roku, tai buvo labai labai faina, jo ir kiti spaudė ir nu, buvo labai fainas ralis ir labai laukiu sekančiais metais. Jo, tai kažkaip jau mes Rokišky, kadangi vėlgi gaila, Rokas dėl sveikatos problemų nesustartavo, tai patys turėjom susigalvoti, nenuvertinant kitų klasės kolegų, bet patys turėjom susigalvoti, su kuo lenktyniausim. Tai iš pradžių buvo Lenkų greitas jaunas pilotas Reznikas, po to jisai berods avariją padarė. Na ir jau link ralio galo sugalvojom, kad galim pabandyti pasimatuoti su Linu Vaškiu. Bet čia buvo toksai žaidybinis, nes mes nei lipom per galvą, nei kažką bandėm įrodyti, tiesiog toksai lengvai pasižiūrėjom, kaip čia, kur mes atrodom. Tai ar ten, kad sekundės dalim pralošėmės jam, čia tik žaidybinė situacija. Kad nugaros puikiai, ta mašina šoka labai labai gerai ir tikrai, kad nebuvo kažkokių... Nugaros gal labiau buvo pavargę po susirašymo ir visą dieną mašinai, negu kad po tų šuolių. Šuoliai tai ten atgaiva sielai ir kūnai. Aišku, ne mašinai ir ne amortizatorium. Jo, mes kažkaip netgi gal to greičio ruožo labiausiai taip bijojom, jis nebuvo, atrodo, kad gerai surašytas, bet vos tik pradėjus važiuoti, pamatėm, kad labai limpa, jisai miške visas su net kai kuriais ten tokiais šoniniais tramplynais, tai kažkaip taip stipriai prilipo, kad tiesiog nebuvo, kad jau imom ir pušinom. Važiavom savo ritme, bet būtent kurio greičio ruožo labiausiai bijojom, tas smagiausiai rėjosi turbūt. Jo, Elektrėnai tai visumoj turbūt toks buvo kaip ir šiek tiek perdegta, neperdegta, persikarščiuota galbūt taip, nes Elektrėnų apylinkėse daugiausiai turbūt laiko mes Nedu praleidžiam tiek tobulindami stenogramą, tiek šiaip primušinėdami akį, tai tenais tose greičio ruožuose buvo, nežinau, per būtent šios metus praleista ten daugiausia laiko ir atrodė, kad žinai ir šitą posūkį žinai, ir šitą atkarpą žinai. Ir gavosi, kad buvo važiuojama net jau vietom, kad lik ir mintinai žinai, bet tada metrai nebetinka, tada stabdymai nebetinka. Ir toksai lengvas chaosėlis mašinai. Ir aišku, visą tą chaosėlį vainikavo ne vietoje atsiradęs akmenukas. Tai aišku, čia ralis, bet jo, turbūt, kad mūsų klaida nepasižymėjom, jisai buvo taip stipriai gerokai išlaitą įlindęs ir mašinos vis po truputį jį atkrapštė ir taip gavosi, kad išlūžo amortizatorius. Teko pažiūrėti ralį iš šono. Jo, Utena, kas čia buvo. Iš pat pradžių pabandėm paspaust. Pirmas greičio ruožas, kaip ir atrodo, panašu su Roku, su Deividu. Bet žinojom, kad mums čempionato eigoje, tai šiaip reikėtų ir nesikarščiuoti. Bet vis tiek, tas noras spausti, laimėti ir būti pirmam nugalėjo. Tai pirmą greičio ruožą ten panašiai suvažiavom, gal keliom sekundės dalim ir pirmavom, bet antram greičio ruože, gal kokiam 2-3 kilometre vos nevirtom ir ten situacija tokia buvo jau delnai suprakaitavę. Tai po to įvykio taip nusprendėm, kad tikrai čia neverta. Tai jo, ten visko buvo ir techninių gedimų ir visko. Tai toks buvo išgyvenimo ralis, kur finale baigėsi mums sėkmingai ir sezonas taip pat sėkmingai susiklosti. Jo, tai Nedui visiškai naujas, jis net nebuvo stebėt, o aš su Eugenijum Slatkevičium pusę ralio buvau suvažiavęs.
Tai man irgi labai knietėjo, norėjosi suvažiuoti ten tos legendinius greičio ruožus, pasižiūrėti kaip čia, kaip ką ir, aišku, prisidėjo oro sąlygos, nu ten buvo tragiškos tenais tarp, nežinau, žemė su dangu maišėsi. Tai, nu ką, mes ten visai puikiai sulėkėm, tikslų jokių neturėjom, mašina be kaprizų, nieks negedo, kaifavom, greičio ruožai puikus, palei jūrą driekėsi, nu ten važiuok ir šypsokis. Tai va, tai šitaip sezoną ir suvažiavom. Tai, kaip ir pradžioj minėjau, kad jis nuo antro, trečio greičio ruožo iš viso net nesitestavęs, sėdo į tą automobilį ir gazavo kaip natūraliai. Tai aš nežinau, ar jisai, kad gyvenime šiaip privairavęs įvairiausių tų automobilių nuo skirtingų galingumų ir nuo skirtingų varomų ratų, bet jam lipo ir daug paprasčiau buvo už BMW, daug lengviau valdėsi, taip šiek tiek mažiau traukos, bet visą tai atperka, kaip mašina elgesi posūkis. Taip patikimumas, jeigu teisingai prižiūri šitą automobilį, tai jisai teisingai ir važiuoja, ir teisingai laiko, ir teisingai davažiuoja iki finišo ir topinėse vietose. Tai čia šitoj vietoj reikėtų turbūt nukelt galvą prieš mūsų technikus Rimuką ir Monterą. Tai jie padarė žiauriai didelį darbą viso sezono metu ir negailėjo turbūt nei laiko, nei naktų, nei nudaužytų krumplių, bet mašina super, nei vieno priekaišto. Vat būtent, kad aš įvažiavęs buvau ir su Kajum teko ir su tą pačią Emkę važiuoti ir su 4 varomų automobiliais, kad atrodo, kad žmogus sėdi ir jau ilgai šitame automobilyje ir nedaro jokių ten kvailų klaidų, stabdymo taškai, galvojau, kad reikės, nežinau, 1, 2, 3 ralių padirbėti būtent ties stabdymo taškais. Nežinau, nuo 3 greičio ruožo ar nuo 2 net ten ėjosi kaip iš pypkės, net aš pats buvau stipriai nustebęs. Tai nežinau, turbūt kas duota žmogui, tai taip jau ir yra, ir gerai. Tai super, tai čia dėl to mes ir važiuojame į tą ralį, kad pavaikščiot ant tų blakstienų, pasižiūrėti, kaip čia, kur čia kiekvieno iš mūsų ribos, kaip kiekvienas susirašymo metu jau rašai stenogramą ir galvoji, kad čia rokelis neatleis, tai ir tu stengies neatleisti toj vietoj. Tai taip buvo keletą ir Utenoje momentų, kur teko nevalingai sudrausminti jį, bet manau, kad galvą turim pečių ir kai kitiem būna, kad užsideda šalmą ir ten jau ausys lenda per tą šalmą ir kai zuikiai lekia, reikia galvą įjungti, šaltą protą ir važiuoti tiek, kiek tu gali. Jeigu tu negali, tai tu daryk kažką, kad galėtum. Tai va, turbūt tai. Iškart po greičio ruožo, tai čia nežinau, mano tokia savybė turbūt, kad trumpai paanalizuojam, bet laiko einant, tai kažkaip su Nedu sutarė, kad paanalizuosim po ralio dabar, mėgaujamės, kaifuojam ir važiuojam. Tai tarp greičio ruožų pagrinde ramybė, pagrinde kažkokia apie sekantį greičio ruožą pasitarimas, prisiminimas gal kai kurių specialesnių vietų. O šiaip tai labai darbinės nuotaikas. Jo, tai šitas labai geras klausimas ir aspektas, kur aš
daugiausia turbūt savo laiko sugaištu analizuodamas ir galvodamas, kaip padaryti ir greitai, ir tiksliai, ir gerai. Tai taip, mes kaip susitarėm važiuoti šį sezoną kartu, tai kaip ir minėjau, praleidom ne vieną valandą, prasuktas ne vienas, turbūt 100 kilometrų buvusiais esamais, gal net ir būsimais greičio ruožais aplink Vilnių, Kauną, Ukmergę. Tai jo, kas keitėsi, tai stenograma iš pat pradžių sutikslėja, nes norint važiuoti greitai, tu turi neimprovizuoti. Kiti sako, ralis čia improvizacijų šou, ne, reikia važiuoti tas, kas užrašyta. Tai vat, mes tą mokėmės ir manau, kad visai gerai gavosi. Ta rodo rezultatai. Super, aš tai iš viso kažkaip, mes kaip važiavom į Ispaniją, tas buvo workationas toksai vadinamas, arba team buildingas išvažiuojamasis, tai labai super susibičiuliavom, toks kaip viena šeima. Aišku, kai prasidėjo varžybos, tai būdavo ir tylos akimirkų, ir kažkas kažkur ten savo kamputį kažką pasikrapšto, jau nerodo arba nesako, bet aišku viskas ant juoko. Visi draugiškai dalindavosi informaciją, kas kaip, kokie reguliavimai, kokią detalę geresnę gal naudoja, gal kažkas paprastesnį, pigesnį variantą rado. Tokių labai, labai protinga, šilta atmosfera. Tai ką, čia nežinau, labai ką pasakoti, ta pati Ispanija savotiškai ten labai stipriai. Ten pradėkim nuo to, kad susirašyti gali vieną kartą, o baigiant, kad ten, nežinau, vietiniai išdrožė ten tos greičio ruožus, nežinau, mintinai turbūt, nes taip neišeitų pavažiuoti vien tik iš vieno karto surašyto. Patys keliai įdomesni gal tuo, kad aukščių skirtumas ženklesnis toks ir pati danga tokia labai labai sunkus gruntas tarp molio ir žvyro. Vairuotojai greiti, organizacija tokia biški laukiniai vakarai, bet pravažiavom, bet kad ten būtų svajonių ralis ir aš svajočiau į jį grįžti, tai nesakyčiau. Tai užsienį, vis tiek tu važiuoji ir tau kiekvienas keliukas, kiekvienas posūkis ar tramplynas, jie nėra matyti. Taip, gal ten randi kažkokį vieną iš kažkokių senų video, kur ten, nežinau, buvo krešas, geras džempas ar kažkas tokio. Kiekvienas posūkis yra užrašomas ir turi būti pravažiuojamas taip, kaip užrašyta. Taip, Lietuvoje tu vis tiek, tai atkarpą atsimeni, tai, žinai, jau čia kažkokia pavojingesnė vieta. Gal ten pernai kažkoks kolega buvo nusivartęs, nulėkęs, nučiuožęs, gal čia slidesnė vieta. Tai Lietuvoje važiuojant paprasčiau, o kur sudėtingiau, ten ir įdomiau. Tai būtent tie užsienio visi etapai, tai labai labai daug patirties prideda. Tai turbūt slėgis daugiau, kad ten kažką techniniai gebėjimai, nežinau, labai reikėtų lėtai pusę šį pasikeičiau, bet nežinau, kažkokį specifinį neturiu, tas pats Nedas ten daug rankų nededa prie to automobilio, kaip ir minėjau, Rimukas ir Mantas tai daro visą tą auksinį darbą ir ačiū jiems, kad mums nereikia nusidaužinti krumplių.
Tai kaip turbūt tradiciškai, nežinau, pradedant nuo visų dokumentų, kad nereikia niekam žinot apie juos, tai yra jau geras dalykas. Nežinau, kažkaip šiemet, seniau būdavo su kitais vairuotojais, tik tenka ar kažkokias nakvynės užsakinėti ar kažką. Šiemet labai draugavom gražiai su Roko komanda, tai ten viską dažniausiai Ernesta rūpindavosi, tai va šitas atkrito, aišku, ačiū jai. O daugiau, nežinau, padangos, vėlgi, kai kada strateguoji, kai kada matai pagal realią situaciją, kurus irgi skaičiuoji, nu, nežinau, man atrodo, čia kaip dantis valytis darai ir viskas, čia papasakot negaliu, kaip kurį dantį valau, tai va, nu, taip. Jo, tai tas baltas automobilis, ten ilga istorija. Kaip jisai buvo įsigytas, ten buvo susitarta su automobilio dizaino darytoju, kad jisai bus ten greitų metų papuoštas, o laikas bėgo ir niekas nevyko. Tai šiek tiek buvo Nedas išduotas, gal taip, nežinau. Tai, nu ir finale kažkaip jau nusprendėm, kad ten liko 1 ar 2 varžybos, tai gal jau ir nieko nebedarykim. Tai, o Utenoje matėm, kad ir Vladas pradėjo kopinti mūsų dizainą ir atvažiavo su tokiu pat baltu automobiliu. Tai reiškia, gražus automobilis ir galima pakopijuoti tokį dizainą. Nežinau, aš tai kaip nuo seniau su Ervinu labai stipriai bendraujam, bičiuliaujamės, turbūt nežinau, nuo karjeros pradžių. Tai jo, mes dalinamės, o ar kažkokie jaunesni šturmanai paklausė patarimų, tai visada atviras ir stengiuosi atsakyti ir padėti. Tai va, turbūt taip, o kad kažką specifinio ar tai nėra. Kadangi teko man važiuoti porą testų ralių, ar kaip juos pavadinti, su R5 automobiliu, tai galiu juos palyginti, N5 ir R5. Tai galios M5 turi mažiau, jausmas važiuojant viduje labai panašus. Reiškia, kelią kopijuoja panašiai. Nežinau, viduje sėdėsena labai panaši, sėdi žemai, patogiai, šoka panašiai. Tai vat, tas toks skirtumas, kad stoja puikiai, kaip abidvi turbūt jos. Jeigu lygint su kokiu Mitsubishi, nu, tai taip, Mitsubishi svoris, nežinau, norėjau sakyti, kartais didesnis, bet taip nėra, gal keliais 100 kilogramų ar vienu ar kitu. Stoja sunkiau, valdosi sunkiau Mitsubishi, o M5 tai manau, kad už tikrai protingus pinigus gauni jausmą, lyg važiuotum su R5 klasės automobiliu. Visų pirma, tai mes iš Kauno abudu, tai čia jau, nežinau, raliuose esam matėsi, bet tą reikėtų paminėti, kad Nedas iš viso važiavo šį sezoną, tai buvo 3,5 metų tik tais aplamai autosporto viso karjeroje, nežinau, visuomeniai. Tai tuos 3,5 metų aš jį kažkaip ir žinau. Tai Roko Steponavičiaus draugijoje būdavo, tai Giedriaus Firanto, tai dar kažkur, nu aš jį vis matydavau, tai taip. Bičiuliški santykiai buvo, ne kažkokie, kad ar draugai, ar neidavom vakarai salos gerai. Planų daug, aišku, planuoju, o ralio dievai juokiasi. Tai
Planas B tai yra važiuoti su BMW M3, kur vis dar jisai turi ir neparduotas. O planas A važiuoti su kažkuo iš R klasės automobilio R5. Tai kaip tas bus, tai visą laiką ne nuo mūsų priklauso ir turbūt pagrindė nuo pinigų, o tai jeigu gausis, tai pavyks, jeigu ne, tai tiesiog važiuosim ir kaifuosim su BMW. Geras klausimas. Tai čia vėlgi priklauso nuo koks automobilis ir tada žiūrėsim. Bet aišku, Lietuva, turbūt keletas ir čia sprinto etapų, kur jie nesikerta. O visa kita, tai kaip ir šiemet Saremos ralis ekspromtu gavosi. Tai manau, kad išvažiuosim ir į užsienį kokį. 1, 2, 3, 4, 5, norėčiau gal ir 20 kartų, bet vėlgi atsirėmėm viską į laiką ir į pinigus. Jeigu savo, tai daugiau atsipalaiduoti ir daugiau mėgautis, mažiau analizuoti, gaišti laiko galvojimam ir tokiam įžvalgom. Nedui tai spaust gazą pagaliau. O visuomeniai, tai mėgautis, nežinau, ralis pas mus čia, nežinau, išgyvena aukštumas, kai tu gali, seniau būdavo, tu matai 9 arba 10 klasės Mitsubishius važiuojančius, dabar pasidarė ir Citroen, ir Hyundai, ir Škodos, ir Volkswagen. Nuostabu. Aš manau, kad žiūrovui stovint šalia trasos, tai yra reginys aukščiausio lygio. Tai palinkėčiau mėgautis. O mes tenksimės gazuoti ir rodyti vaizdus.